Grizzly Bear atspindi tragišką dėstytojo likimą šių dienų modernioje visuomenėje. Kai jisai tą savo blūdus platina, kad jis viską gali išmokyti, tai Talmude yra parašyta, jeigu tu vieną žmogų išmokysi, tu jau būsi vyras arba Adomauskas. Reiškia, o eilėraštį apie Grizzly Bear tai Uno mažo juoko padeklamuoti. The grizzly bear is huge and wild. It had devoured the little child. The little child is not ever young. It had been eaten by the bear. Kokiais epitetais pamaloninat savo sūnų išlaikiusi geometrijos egzaminą? Taip, reiškia, žmonės ir per šventes negali be programavimo. Ar galite pagaliau pasakyti, kas yra korektiškas kodas? Nes vyrauja nuomonė, kad nėra kodo, kurį Ragaišis pavadintų korektišku. Ragaišis visada Ragaišio kodą pavadins korektišku. Tai korektiška ta antraštė, nekorektiška. Ar teko lankytis pas dekaną dėl kokių nors išdaigų? Teko. Kokios tai išdaigos buvo? Na, paskutinė buvo, kaip pasakiau, kai tarpinė sesija yra nesąmonė. Kai mus penktajame semestre agitavo rinktis specialybės, mums buvo atskleistas pagrindinės specialybės grožis. Tada pagrindinės specialybės grožis buvo, kaip ir dabar žymia dalimi yra, tikimybių teorijos grožis. Ir tas dėstytojas atėjo ir pasakė, tai va, tie, kurie galvoja apie savo ateitį, tie renkasi tikimybių teoriją. Yra tokių, kurie apie nieką negalvoja. Tie renkasi, ką nori. Iš kur atsirado įprotį žiūrėti į namus? Koks įprotis? Ar jūs nepavargstate būti labai griežtas? Pavargstu. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas ryšį. Skubėkime gyventi, nes pradėsime žydyti. Skubėkime džiaugtis, nes prabėgs nebegrįžt jos. Mūsų dienos kaip paukščiai, kaip žydėjimas